Pareigūnai pirmą kartą viešai parodė, kaip vyksta atranka į itin slaptą saugumo padalinį Orka. Tai operatyvaus reagavimo kontratakos komanda, sauganti strateginius objektus, reaguojanti į ginkluotus užpuolimus ir kita. Norint patekti į itin slaptą padalinį, išbandomos žmogaus galimybių ribos. Kokias užduotis tenka įveikti pareigūnams, rodo Ieva Diraitė. Taip, 5 kandidatai itin slaptą operatyvaus reagavimo kontratakos komandą atvežami su maišais ant galvos nežinoma kryptimi. Kiekvienas su savimi turi mažiausiai 20 kg kuprinę, taip pat medinį ginklą, bet sverianti kiek tikras. Komandai paskirties vietą turi nugabenti itin svarbų ir pavojingą krovinį sverianti 20 kg, tačiau einant mišku pasigirsta šūviai. Reikia išsaugoti krovinį, išlikti gyviems ir surasti kelią per mišką. Padalinys slaptas, tad ir pareigūnų tapatybė kruopščiai saugoma. Geras jausmas, įdomus. Ne kiekvienam mirtingajam patirti tokį. Ar buvo sunku? Ar yra sunku? Yra, buvo, yra ir bus. Užduotis, kaip per vandens pilną pralaidą reikia surasti kelią į kitą miško pusę, kandidatams sudėtingiausia. Šaltis, vanduo, klaustrofobijos jausmas vamzdyje po žeme, o praėjimai užversti medžiais ir šakomis. Pareigūnai su savimi pasiima kuprinę, į kurią gali įsidėti, ko jiems prireiks per 24 valandų atrankos išbandymą. Sausos kojinės, sausi apatiniai, sausi rūbai ir maistą. O štai taip atrodo visas kuprinės turinys, ką su savimi nešasi kandidatai į slaptąjį būrį. Pasak atrankos vado, viena pagrindinių užduočių – išbandyti galimybių ribas. Vieni kandidatai praeis nepatyrė jokio sunkumo, o kiti eis viršį savo galimybių ribas. Tai reiškia, kad jeigu mes jau privedėm žmogų iki tam tikro lygmens, mes jau jį analizuojame, matome, mes jau toliau jo, jau toliau jo nespaudžiame. Mes jau matome šitą vietą, mes jau galime kaip ir dabar šitoje vietoje įvertinti. Padalinio veikiančio 4 metus užduotis išskirtinės, o pareigūnai viešumoje itin retai matomi. Didelis dėmesys tai yra įkalinimo įstaigoms ir tam tikroms galimoms įkaitinėms situacijoms. Pareigūnai dažnu atveju vykstant masiniams renginiams būna tam tikram rezerve ir visą laiką yra pasiruošę greitai reaguoti į tam tikras ginkluotas grėsmės. Taip pat viena iš pareigūnų funkcijų tai yra sustiprinti strateginių objektų apsaugą. Į elitinių pareigūnų būrį patekti bet kas negali. Pretenduoti gali tik jau kurį laiką dirbantys statutiniai pareigūnai, norintys kilti aukščiau. Psichofizinių gabumų patikrinimai. Tai yra pareigūnai atlieka ir aukščio baimės testų, uždarų patalpų baimės testą, jiems tą patį ir šaudymo testą, jie pažiūrė, ar iš jų galima dar kažką tais padaryti. Viena iš Orkos užduočių – saugoti rusų opozicionierius Lietuvoje. Užpuolimų nepagausėjo, o gal turbūt reikia, kalbant apie opozicijos narius, tai turbūt jų tiesiog daugiau ir nebuvo laimiai. O šiuo metu situacija yra pakankamai valdoma ir tiesiog papildomų kažkokių pajėgumų tam neskiriame. O kiek rasta šių asmenų saugo Lietuvoje? Šiuo metu nesaugome nei vieno, nes ta saugojimo operacija yra pabaigta. Esant dabartiniai geopolitiniai situacijai, Orka pareigūnai tapo itin reikalingi. Be galo svarbu turėti pareigūnus, gerai paruoštus pareigūnus, kurie, iš esmės nėra kariuomenės dalis, bet turi sunkesnę ginkluotę, turi ypatingai gerą pasirengimą ir gali greitai sureaguoti į tam tikras ir žalių žmogeliukų situacijos, kurios tikrai Lietuvoje gali įvykti. Visgi tokias atrankas pereina ne visi. Komandinis darbas vienas svarbiausių. Štai pavyzdžiui, priešui puolant vienas dalyvis balansuoja ant pasidavimo ribos. Kitiems reikia juo pasirūpinti. Ai, gali? Ai, gali? Davai. Davai. Davai, nepasiduok. Vienas slapčiausias operatyvaus reagavimo padalinys veikia tik Kaune, tačiau norima tokį padalinį kurti ir Vilniuje prie rytinių valstybės sienų. Orka kovotojai karo metu tampa Lietuvos ginkluotųjų pajėgų dalimi. Ieva Diraitė, Laurynas Zubavičius, Kauno rajonas.